Vat šito klausimu, reiškia, vėlgi labai svarbu, aš norėčiau šiek tiek įsiterpti, kad dėl ko jūs gaunat iš mūsų tą informaciją. Todėl, kad mes esam visiškai nesuinteresuoti šitoje vietoje. Pavyzdžiui, reiškia, šitą interviu tarp jų visų daro Delfi. Delfi, reiškia, visą laiką, reiškia, reklamavo ten Blue and Yellow, reiškia, tą fondą, kur ten Tapinas, reiškia, ten užsiema juo, reklamavo ir po to pats įvyko toksai, sakykime, įvykis ir jie negali stovėti nuo šaly. Be abejo, jie turi užsimti kažkokią poziciją. Ir jie tada, reiškia, yra bet kuriuo atveju šališki, reiškia, viešindami šitą informaciją, darydami va tokias diskusijas, ne va tokias objektyves, sukviečia visus žmonės, bet vis tiek klausimai yra tendencingi, reiškia, jie yra kažkaip visai laviruojama, nepasakoma esmė. Ir visi kiti, reiškia, dalyviai šitos visos istorijos yra asmeniškai ar kažkaip kitaip suinteresuoti. Mesgi žiūrėdami iš šalies, mes visiškai nesam suinteresuoti, todėl mes galim pamatyti ir parodyti tuos esminius klausimus, kurie turėtų būti svarstomi, ne kažkokie vienai ar kitai šaliai naudingi. Tai va tik dėl to, nes... Bet tai kodėl jūs tada esat priešais vaizduojami, kodėl jūs esat prorusiški, prokremliški, dar kažkokie, jeigu jūs tiesiog pasakot kitą informaciją. Ne kitą informaciją, bet tos pačios informacijos tą kitą pusę.